Sony H3. Didžiausias fotoaparato pliusas yra tai, kad jis turi 10 kartų optinį artinimą ir yra pakankamai mažas. Tai yra trečias pagal dydį fotoaparatas, kuris turi tokį didelį optinį artinimą. Tapo tradicija, kad Sony turi talpų akumuliatorių, jau užtenka 300 nuotraukų. Fotoaparato garantija 2 metai. Ir pažiūrėkime, komplektacija. Komplektacijoje yra blenda bei perėjimas, kuris lengvai užsisuka. Galima uždėti blendą arba galima įsukti filtrą papildomą. Fotoaparatas susikrauna pakankamai greitai. Kitas pliusas tai yra labai galinga blykstė, kuri šviečia iki 15–14 metrų. Kaip ir daugumos fotoaparatų yra pasirinkami ant ratuko. Tai yra sceninis, naktinis, sporto fotografavimo režimas, gamtovaizdžio su nustatymu fotografuoti toli. Fotoaparatas turi taip pat optinį stabilizatorių, turi ir veidų atpažinimo funkciją, kuri deja nėra efektyvi ir lyginant su kitų gamintojų funkcijų, tokia pačia funkcija veikia neefektyviai. Kaip minėjau, artinimas yra iki 10 kartų optinis, tačiau jis yra pakankamai greitas, fokusavimas pritraukus veikia maksimaliai, taip pat vyksta greitai ir gan kokybiškai. Yra pasirinkami megapikseliai, kiek norima naudoti fotografuojant. Veidų atpažinimo funkcija, jungimas, išjungimas, kaip minėjau, tai nėra labai veiksminga funkcija. Kalbos yra, meniu kalba yra anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, italų. Nematau. Ekranėlis nėra labai ryškus ir nėra jo didelis žiūrėjimo kampas, kas nėra pliusas. Lyginant su Panasonicu ir Canonu, ekranėlių kokybė yra prastesnė. Fotoaparatas turi didelį jautrumą, iki 3200, kas jam padeda gerai fotografuoti prasto apšvietimo sąlygom. Tarkim, fotografuojant be blykstės kambary, prie prasto apšvietimo nėra didelių išplaukimų ar labai didelių triukšmų ir tai yra šio fotoaparato pliusas. Funkcija fotoaparatas palaiko HD TV ir kas padeda peržiūrėti filmuotą medžiagą ar nuotraukas geriausia kokybė. Nuotraukas vėlgi galima trinti po vieną arba pasirinkti. Trinamas nuotraukas, tarkim, peržiūros metu galima pasirinkti vieną, antrą, trečią ar antrąją nuotrauką ir jas po to kartu ištrinti. Aparatas tinkamas tiem, kas nori turėti mažą daiktą ir pritraukti daug, tai yra 10 kartų.